Sveiki, norėčiau pamokyti, kaip namų sąlygom pasikeisti patiem padangą arba kamerą. Prieš keičiant padangą arba kamerą labai svarbu yra numesti pavaras, tai yra pastatyti priekį ant žemiausio ir gale ant žemiausios. Taip jums bus lengviau išsiimti ir įsidėti ratą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad yra ir kito tipo stabdžiai, V formos arba V breikai kitaip vadinami. Taigi prieš nuimant ratą reikėtų juos atkabinti. Kitas rato nuėmimo būdas ne greitveržlė, o 15 veržlė. Tai naudojame 15 raktą, kurio pagalba atsukam vieną tiek kitą ratą prilaikančią veržlę ir ratas išsiima. Noriu atkreipti dėmesį, kad prieš įsigyjant naują padangą arba naują kamerą dauguma žmonių nežino tiksliai, koks tai yra dydis. Reiktų atkreipti dėmesį į užrašus ant padangos. Yra 3 tipų ventiliai ir 3 oro nuleidimo būdai. Vienas iš jų dviratinis ventilis. Atsukus vožtuvo pagalbą išsitraukia ventilis ir išeina oras. Kitas ventilio tipas yra mašininis, tai yra toksai pat kaip automobilinis, kurį galima išleisti kažkokiu tai aštriu daiktu, pavyzdžiui, atsuktuvas. Ir trečias būdas yra sportinis ventilis, kurį galime išleisti atsukus vožtuviuką prilaikančią dalį ir įspaudusi. Noriu atkreipti dėmesį, kad kai kuriuose ratlankiuose ar ratuose būna specialiai tik siaura skylė, kur tinka tik tai sportinio tipo ventiliai. Naudosime specialias montavimui naudojamas menteles. Labai svarbu, kad jos būtų plastikinės, bet pasitaiko ir metalinių. Plastikinės dėl to, kad mažesnė tikimybė yra montuojant pradurti kamerą. Montuojant padangą svarbu atkreipti dėmesį, jog ją reikia montuoti pagal sukimosi kryptį. Užmontuojant pirmą vieną padangos kraštą, paskui statome kamerą. Svarbu, kad montuojant kamerą, jinai truputį būtų įpūsta oro, kad įgautų formą, jog montuojant nesusisuktų viduje ir paskui pučiant nesprogtų tiesiog. Dauguma padangų užsimauna tiesiog rankų pagalba. Aš jums parodysiu, kaip užmontuoti vėl lapetėlių pagalba. Patikriname, ar padanga gerai užsidėjo visi kraštai jos. Galime atpūsti. Jeigu susidūrėt su bėda, kad negalite pripūsti tiek dviratinio, tiek sportinio ventilio, yra 2 būdai, kaip tai padaryti. Naudoti adapterį, kurį užsukus ant ventilio gausite kaip automobilinio tipo galiuką ir pripūsti automobilinę pompą. Arba naudoti pompą su universaliu antgaliu, tai yra tiek sportiniam ir dviratiniam ventiliam, tiek mašininiam ventiliam. Dažniausiai padangas pučiame apie 3 atmosferas, 3,5, dėl tikslesnės info, kiek galima, žiūrėkite ant padangos. Montuojant ratą atgal į dviratį, svarbu, kad taisyklingai įdėtumėt ratą. Grandinę dedat ant mažiausios žvaigždutės ir tiesiog įstatyti savo vietą. Svarbu taipogi yra teisingai užveržti greitveržlę, kad nebūtų perveržta arba nebūtų per laisva. Lengvai tai galite padaryti pastačius tokioj padėtyje. Greitveržlę kitą pusę veržti tol, kol eina. Kai jau pasidaro tampru, tiesiog užveržėt ir tai padaryti taisyklingai. Atgal montuojant, statant ratą į savo vietą, vėl nepamirštame teisingą grandinės padėtį. Tarpinės išorę. Prispaudžiame ratą. Ir prisukame